Vakar, karočią, geras buvo. Važiuoju Laisvės prospektu. Privažiuoja BMWs. Nu galvoju, dabar aš jų padraginsiu. Kai dėjo per šoną. Брателло, ебал заткнул. Очередь говорить радистам. Sveiki, brangus draugai ir bičiuliai, 5 minutės po 7 valandos vakarų jūs klausotės radio stoties ZIP FM ir mes startuojam antradienio radistų laidą su svečiu. Vakar neturėjome, o šiandieną mūsų laimiai svečias atvyko kažkaip tai juodais drabužiais. Labas vakaras visiems. Koks balsas, nereikia. Tai Arūnai, gal vienas pakalbėsit valandą. Aš manau, kad tikrai jums nebėda būtų. Aš tai galiu, bet už ką jums premijas mokės? Už tai, kad išvedinėjom. Gerai, dėkoju kolegos mylė, kad pakvietė. Tikiuosi, kad jūsų klausytojų ratas daugės klausantis mūsų šio vakaro pokalbio, tai kad važiuoja pirmin. Nuostabu, iš tikrųjų labai smagu, kad jūs pas mus atėjot. Mes iš tikrųjų prieš 5 metus kartu. Arūnai, mes bandėm prieš 5 metus kažkada, aš atsimenu, prisišaukti, bet buvo tikriausiai neįmanoma, mūsų laida buvo per maža, bet šiandien fantastiška girdėti balsą. Arūnas Valinskas, kas nežino, bet tai aš manau, kas nežino? Yra tokie žmonės, kurie kas nežino. Kas nežino Arūno Valinsko? Visi žino. Arūna, kaip nuotaika, kaip reikalai? Ir viskas puikiai. Va šiandieną tik buvo labai blogas momentas pačioje pradžioje ryte. Mes 10:30 išvažinėjom iš Nidos ir nuostabus oras ir vis tiek žinau, kad pareiga šaukia, nes aš atsiprašau, kad 2 kartus kviestas, tik 3 kartą atėjau, bet tai logiška, 3 kartas nemelavo. Ir o 4 garantuos. Taip, tik dėl to buvo šiandieną blogai, bet dabar jau viskas gerai, kadangi eteris jaunatiška auditorija ir matau jūsų šviesias akis ir klastingus klausimus. Neklastingus. Mes klastingai faktai yra pririnkti. Klastingi faktai. Reikės paneigti. Reikia kuo mažiau su britais, kalbant ir su amerikiečiais, sakyti žodį faktai, nes kai mes važiavome į Los Andželą pirmoji kelionė, sako, tik nesakykite lietuviško žodžio fakelai. Geras. Suklus iš karto. Mes laidos pabaigoje turėsim labai sudėtingą užduotį. Aš tikiuosi, jėgos įspėjo jau Greta? Ana? Neįspėja, bet tai moteris toks klastingos, jis visada neįspėja. Gerai. Pradėkim nuo pat pradžių. Arūnai, mes visada turim tokį formatą ir klausime, kur tu užaugai ir kur tu gimei. Taip. Aš gimiau Lazdijose, tai buvo 1966. 6 lapkričio 28 dieną. Esi šaulys. Taip, šaulys. Gal greičiau gyvatnešis, nes kartu su Algiu greitai mes gimė toj zonai. Jisai dieną anksčiau, aš dieną 28, jisai dieną prieš. Mokyklą ten taip pat lankei? Ne, nelankiau, kadangi pagal mano tėvų specialybės, ypač tėtis turėjo keliauti, nes buvo statybininkas, tais laikais jie ten juos mėtė iš vieno, kaip kariškius, iš vieno objekto į kitą. Tai aš pradėjau mokyklą lankyti Šilutėje, o po to pabaigiau galų galėje Vilniuje. O po mokyklos tu įstojai į? Vilniaus universiteto teisės fakultetą. Tai buvo 84 metais, kadangi turėjau džiaugsmo ir meilės ir laimės mokslui, tai baigiau mokyklą aukso medaliu, įstojau po pirmojo egzamino ir magistrą teisės gavau po 18 metų 2002. Ne, aš taip ilgai užtrukau, nes aš kažkaip tai vis girdėjau faktą tokį, kad teko baigti pačiam per 10 metų. Ne, per 18. Per 18. Taip. Nes iš karto magistras, ten 5 metai ir magistras. Ar buvo bakalauras dar? Ne, tais laikais nebuvo, bet po to jau, kai aš baiginėjau, jau buvo ir tas. Tiesiog mano jau kursas praeitas buvo tas, kurio pakako, bet koncertinė veikla ir darbas Telikė tiesiog trukdė tai veiklai, kuri buvo vadinama mokslo. O mokykloje, sakei, aukso medalis. Tai iš kur visą tai? Tėvai padėjo, draugai padėjo, galva padėjo. Kas padėjo? Tik galva matyti ir tas noras skaityti. Žingeidus buvo jo. Labai, kodėl buvau ir esu, absoliučiai. Ir labai džiaugiuosi, kad tą perėmė ir mano vaikai, ypač jaunėlis ir vyresnėlis. Nes tik 2 turim. Tai vaikystėje jau pradėjai skaityti knygas, ar ne? Atsimeni laikotarpius, kai su žibintu tėvai neleisdavo, vis tiek tu skaitydavai. Taip, po Kaldra buvo girdėjom šitų istorijų. Plokščios vadinamos batareikos ir lemputė ten tokia labai labai maža ir pasislėpė, aišku, akims tai labai... Su izoliacija, ne? Taip. Kaip krona, tik didesnė tokia buvo. Taip, tik krona buvo 9 voltai, o čia buvo, man atrodo, 4,5. Tai šiek tiek kitaip, bet taip ir skaitydavom. O iš kur ta meilė atsirado? Na, knyga kaip ir moteris, normalus žingeidų žmogus kartą paragavęs negali sustoti. Tai va, o šiaip
tas skaitimas prasidėjo nuo 5 metų, o antroji klasė, aš atsimenu, kad jau skaičiau tokią, mano pirma knyga, kurią įsirašiau, ten būdavo toks su klasiokais rungtyniaudavom, kas daugiau surašys knygų perskaitytų. Tai aš perskaičiau Roberto Merlio Sala. Tai buvo ar 400 puslapių tokia stora drąsiųjų keliai. Tai aš buvau klasėje tuo metu kiečiausias. Gangsta, labai rimta. Padarom trumpą pertrauką, Okay. Mums reikia būtinai sugroti reklamą ir tuoj tada grįšim pas mus svečiuose, girdit patys kas, tai likit su Radio stotim ZIP-FM. 15 minučių po 19 valandos, jūs klausote Radio stoties ZIP-FM, čia iš Trakų gatvė 2 Kankano. Man atrodo, mūsų čia paskutinioji savaitė, Rolandai, ar ne? Ir viskas. Ne, mūsų dar liko 2 savaitės. Ai, dar 2 savaitės. Šita ir dar kita. Ačiū Dievui. O čia turim svečių. Gerai, bet nenukrypkim, šiandien mūsų labai garbus svečias Arūnas Valinskas iki pat 20 valandos. Arūnai, Taip. sakėjai, baigiai aukso medaliu, buvai labai žingeidus, skaitei knygas, bet koks buvai, tarkim, užklasiniai veikloje? Ar tu domėjai kažkuom daugiau, tenai renginius, pavyzdžiui. bijojai žmonių, ar Ne, buvai nebijojau žmonių, bet aš buvau tas, kuriam problemų visą laiką keldavo elgesys, nes aš savo pirmąją pastabą gavau pirmoji klasėje rugsėjo 2 dieną, o jinai skambėjo taip: Arūnas neišeina iš klasės ir muša budinčiuosius. Tada man tėvas iškaršė kailį, bet tas karšimas nepadėjo. Aš dar po 3 dienų gavau antrą, dar baisesnę, o paskui aš, buvau iš tiesų tas, kuriam klijuodavo papildomus lapukus, nes baigdavosi pastabų visas tas, sakysim, grafos. Tai būdavo be pagirimų, reiškia. Na, tą pagirimą kažkaip ten sudėliodavo, kartais patenkinamą elgesį, kartais pavyzdingą, bet aš buvau tas vienas iš labiausiai pašėlusių klasėse. Vesdavai renginius jau tada? Taip. Organizuodavai juos? Ir darydavom, ir organizuodavom, ir vaidindavom, ir diskotekas, ir, ko tik nesam darę. Tai iš tiesų buvom tie, kurie ne tik mokėsi, bet ir iš tiesų gyveno tą moksleivišką, o po to ir studentišką gyvenimą. Kai persikėlė į Vilnių, pirmam kursė tu jau pradėjai... Ne, aš baigiau mokyklą Vilniui. Tu baigiai... Taip, aš baigiau finalinės klasės Vilniuje, tai man jau buvo Vilnius įprastas ir kai pradėjau studijuoti teisę, tai nebuvo toks atvykimas į miestą. Aš jau buvau Vilnietis tuo metu. Tai kaip atėjo kelias tavo į televiziją? Į televiziją atėjo labai keistai, bet ir, ne vieną kartą esu minėjęs, tikiuosi, kad bus tų, kurie žino, kurie galbūt pirmą kartą sužinos. Vykdavo tokie konkursai tarp atskirų fakultetų, kurių tais laikais buvo Vilniaus universitete 11. Ir po pirmo kurso geriausios grupės, tarkim, pagal lankomumą, rezultatus, mokslo, taip toliau, būdavo fakultete geriausia grupė. Tai mes tapom geriausia grupė iš 4 ir paskui visų 11 fakultetų grupės turėdavo paruošti kažkokią koncertinę programą. Tais laikais tai buvo kaip šou grupės arba tokios, sakyt, brigados, kaip pavadinsi dabar. Ir mes gavom pareigą atstovauti fakultetą. Ir tokią sukūrėm šou grupę Dviratis. O nuo to ir prasidėjo. Paskui atsirado daugybė koncertų. Dėl tų koncertų iš 3 kurso teko man būti atleistam iš fakulteto, taip sakant, nekankinti dėstytojų. O po to po ilgamečių gastrolių, jų buvo apie 7 metai, atsirado televizija ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai va, tas Dviratis dar lik šiol teberėda. Mes pirmą kartą išėjome į sceną 1985 metų lapkričio 19 dieną ir dabar tos koncertinės mūsų grupės studentiškos, kaip sakyti, provaikaitis yra laida Dviračio šou. 32 metus, ne? Taip, tai Gintaras Ruplėnas, aš ir Valdas Vižinės po to buvo tie, kurie dirbom 3 scenoje, o Gintaras lik šiol tebedirba laidoj Dviračio šou. Wow. Fantastika, visiškai įdomu. Tai kitą metą bus jubiliejus, kaip suprantu, 85, dabar bus 30 Jo, bet mes metų. susitinkam kartais su kolegomis ir su Hariu Mackevičium, su kitais, sakom, jau laida švenčia tiek, kiek žmonės nebegyvena šiais laikais. Tai pasižiūrėjus į jų akis, aišku, tie jūsų klausytojai, kurie turi metų šiek tiek gerokai mažiau negu laida pati gyvavo arba grupė, įsivaizduoja, kad mes turim atrodyti tokie jau... mirę, bet dar nepakasti esam. Bet iš tiesų, pažiūrėjau kolegų akis, jauni tokie velniukščiai, taip kad, manau, kad dar nemažai jaunuolių grupiai reikėtų pasistengti, prisigalvoti kitokių špostų, kai susitinkame kartu. Aš atsimenu mažas Arūną Valinską visada stebėdavau žaidime Taip ir ne. Tai buvo, kilintais metais jisai startavo? Startavo 92.
Gal šiek tiek apie šitą, man įdomu. Taip. Kas jis sugalvojo, kaip jisai pati pirma laida, kaip jis įvyko ir kodėl jis įvyko? O, jisai įvyko todėl, kad buvo tuo metu kita laida, tam davė kurią vedė Remigijus Vilkaitis per Lietuvos televiziją. Ir vieną vakarą tiesiog įdėmiai ją žiūrėdamas pagalvojau savo, taip tikrai gulėjau ant sofos, po velnių, taigi aš galiu padaryti geriau. Ir sugalvojome televizinį projektą pagal tą žaidimą, kurį mes žaisdavo mokykloje. Kai mokytojai išeidavo, sakysim, vaikai dabar savarankiškas darbas, nes man reikia pavaduoti kitą mokytoją. Tai žaisdavom, vienas mokinys išeina prieš klasę ir pasako, sakysim, kažkokią temą arba asmenybę, ar valstybę. Ir kuo jis ilgiau išsilaiko, kiekvienam klasiokui klausinėjant, tuo jis yra, sakysim, tas kietesnis, jo. Ir iš to taip arba ne gimė televizijos žaidimas. Ir tais laikais jisai buvo toks, kuris, jis, aišku, džiaugiuosi, kad tapo dabar šiais laikais vadinamas klasika, bet pats žodis klasika arba kultinis dabar labai devalvavę šie terminai už tai, kad dar serialas nepradėtas rodyti naujas, lietuviškas sukurtas. Jis jau kultinis, jis jau yra iš karto super. Tai Kaune buvo filmavimas vyko? Ne, pirmas filmavimas vyko Keistuolių teatre, Spaudos rūmuose, jų salėje, nes Haraldas Mackevičius tuo metu dirbo direktorium ir jie išvažiavo į gastrolės ir Haris mums tiesiog sako, galit filmuoti. Ir mes ir filmavom gerai, bet po to pasibaigus filmavimui grįžta salės šeimininkai, būtent keistuoliai, aktoriai, iš gastrolių, iš kažkur ten neša dekoracijas, drabužius, niekaip nesupranta, kas čia tokie ir iš kur atsiradė. Pačiau 6 laidą kaip namuose. Ne, mes pirmą tik filmavom, po to persikėlėm į moksleivių rūmus, o paskui mes filmavom praktiškai visoje absoliučiai Lietuvoje. Kas galvodavo klausimus ir temas? Pagrindė tai aš pats, nes yra viena taisyklė, jeigu tu žinai, kad tai gali daryti gerai, tai nepatingėk ir padaryk geriausiai. Nes, aišku, būdavo kūrybinė grupė, redakciniai dalykai, kur būdavo pasiūlymai, bet esminis variantas, kad vedėjas pagal žaidimo vis dėlto specifika turi jaustis ne tai kaip žuvis vandenį, bet kaip vanduo vandenį. Tu turi būti juo, tuo vandeniu, kuris gaivina savo atsakymais tos kartais ištroškusius žinių žaidėjus. O tais laikais buvo labai svarbus, pavyzdžiui, reitingas. Aš įsivaizduoju, tai buvo vienintelė tokia laida, kuri sutraukdavo, ten tikrai jau daugiau nei pusė Lietuvos. Viskas sutraukdavo. Turėjo visi žiūrėti. Taip, tais laikais tai buvo reitingai, kurie, bet buvo kiti vertinimo kriterijai, nes reitingai buvo pildomi ne matuojant TV metrais, kaip yra daroma dabar, o pildant dienoraštį. Ir dienoraščio principas vis dėlto būdavo palankus lyderiams. Kas studijuoja tos dalykus, puikiai žino, kad jeigu tau, sakysim, mėnesio gale, tau už tai paskui moka pinigus. Bet tu turi surašyti laidas, kurias žiūrėjai. Taip. Bet žmogus iš esmės yra tinginys. Tai jisai sėda ne tai, kad kiekvieną dieną vakare surašyti prieš miegą, bet jis mėnesio gale atsisėda, rytoj reikia atiduoti, ką aš žiūrėjau. Tai ką aš čia žinau? Tai čia yra panorama, yra taip ir ne, tai ir surašo visus. Tai būdavo. Taip, dabar suradė vis dar taip ir išliko. Taip, žinau, kad radijai taip pat dažniausiai vertinami dienoraščio principu, nors internetinės transliacijos turi kur kas objektyvesnį dalyką. Tai šitoje vietoje tais laikais reitingais galėjom didžiuotis, bet jie objektyviai, jie iš tiesų buvo, nes žmonių, kurie iš televizijos, sakysim, ypač diktoriai dar sovietiniais laikais, tai jų Lietuvoje buvo mažiau negu Sovietų Sąjungoje kosmonautų. Tai buvo didesnė teoriškai tikimybė sutikti gatvėje kosmonautą negu diktoriaus, tarkim, Baranauską arba Kybartą gatvėje. Suprat. Geras, padarom trumpą pertraukėlę ir grįšim čia atgal Radijo studijos ZBFM eteryje su mūsų skaitytojų, klausytojų, žiūrovų klausimais. Grįžtame į Radijo studijos ZBFM eterį, 30 minučių po 7 valandos vakaro, jūs klausotės radistų laidos ir pas mus svečiuose Arūnas Valinskas ir mes turėsime dabar dalį klausimų. Taip, prašau. Mindaugas klausė, kokie darbinė veikla šiuo metu užsimate ir kokie ateities planai? Šiuo metu ruošiamės Lietuvos balso filmavimams, o šiaip tai pagrindinis akcentas yra, tikiuosi, kad be jokių kliūčių yra paruoštas projektas Auksinis protas tiems žmonėms, kurie tikrai nori turėti prasmingą pramogą, tiem, kurie mėgsta žiūrėti, kaip žmonės kiti masto ir laimi ir nori išmėginti savo jėgas. Tai visiems proto mūšių, proto kovų ir auksinio proto mėgėjams, manau, kad atėjo laikas, kad Lietuva turėtų tokį televizinį projektą ir mes ruošiamės jį paleisti nuo rudens. Tai pati pagrindinė dabar darbų kryptis. Super, mes labai laukiam. Aš taip pat tikiuosi, kad bus daug
daug laukiančių. O kalbant apie Lietuvos balsą, tai kas čia dabar laukia, aš kaip suprantu, gyvos perklausos? Taip, aklos perklausos, taip, ir džiugu, kad ta pati mokytojo arba, sakysim, trenerių, šiaip treneris pavadinimas, kadangi užsienio formate yra coach, ne teacher, tai komandos kapitonai arba treneriai ar mokytojai tie patys, Merūnas, Katažina, Montvydas ir mudu su Inga, ir kitą savaitę prasidės aklosios perklausos, jau tikiuosi, kad, kiek girdėjau, iš tiesų yra labai didžiulė konkurencija ir yra iš tiesų iš ko rinktis, ir sakė, kad jau pernai buvo labai gerai, kai atėjo tie, sakysim, dainuojantis, o šiemet tų dainuojančių yra dar daugiau. Tai tikiuosi, kad bus dar smagiau. O nebūnat kaip tie piktieji dėstytojai, sakykime, jeigu pasirenka du mokytojai vieną tą patį balsą, ar ne, ir paskui tas balsas išsirenka, sakykime, ne tave, Arūnai, ne, pasirenka, Montvydą, tarkim, ir keliaujant paskui į finalą kažkur, tai tu prisimeni tą veidą. Ne. Ir tu jam sakai tada. Paprastai, jeigu taip nutikdavo, tai mudu su Katažina Montvydą primuždavom. Trumpai. Gerai. Edvis klausė, ar sunku buvo atsisveikinti su plaukais? Kadangi tai vyko labai seniai ir labai lėtai, tai net nepajutau. Tiesiog dabar pasižiūrėjau, kaip tik turėjom prieš tai savaitgalį susitikimą su klasiokais, mes baigėm prieš 30 metų mokyklą, 30 metų. Kai dviratį beveik sukūrė, tada. Metais vėliau tai buvo. Taip. Bet plaukai jau tada pradėjo palikinėti galvą, taip kad tikrai nebuvo sunku ir dėl to niekada nekompleksavau. Ir man labai juokingai atrodo vyrai, net kartais Lukašenka, kuris ant šono šukavęs tos plaukus ir einant vėjus jos pakelia, taip toks atrodo. Ta susukta visą. Susukta ta visą plaukų kuokštą. Klausia mūsų Giedrė, ar palaikote ryšius, ar šiaip esate draugai su Žvaguliu? Aišku, palaikome, mes esame su juo ir bičiuliai, ir netgi nedraugai. Yra gyvenime pakeleiviai, yra broliai, yra šiaip ir aš su Žvaguliu. Kolegos, ir yra Žvagulis. Ir beje, atskiroje lentynėlė yra ir Marijonas. Mikutavičius. Prašau. O trys sueinat? Taip, kartais, bet seniai nebuvom, nes dabar vis tai vieno darbeliai kitokie, tai žinot, bet mes labai dažnai esam kaip astraliniai kūnai kartu. Domka klausė tokį klausimą įdomu, ar tiesa, kad valdžiai naudingiau įvesti eurą nei palikti litą? Trumpai. Tikrai ne valdžiai, bet kuriam Lietuvos piliečiui ir bet kuriam ekonomistui, kuris galvoja blaiviai, o ne laidosi kvailom frazėmis, siekdamas savo tikslų, tai euras be jokios abejonės yra kur kas geresnis ir tvirtesnis mūsų būsimos sėkmės garantas. Kas norit, galit pasilikti prie lito. Rytuose yra. Klausiu, dabar dar įdomus klausimas yra iš Simonos. Kuo norėjai būti vaikystėje? Na, aišku, visi vaikai, berniukai mano laikais norėdavo būti vienetu. Tai buvo 5 klasėje, kai skaitydavom Lietuvos pionierių, o jos stodamas aš rinkausi iš 2 specialybių, tai buvo arba architektūra, arba teisė. Stojau į teisę. Įsivaizduoju, kad bus baisiai žiauriai kietas teisininkas, ar ne? Tiesiog man tai buvo iš tiesų tas rytis, kuri buvo labai įdomi ir aš taip įsivaizdavau, kad galėčiau būti ir geru puikiu teisininku. Ar daug klausimų iš taip ir nepanaudoja iš teisės? Ne, teisė yra apskritai universalus mokslas ir tai labiau susiję ne su teisė, kiek su pačia valstybė ir istorija, su jos kūrimu ir taip toliau, nes ten reikėjo labai plačiai tą kursą praeiti. Statutai visi, Lietuvos statutų istorijos ir taip toliau. Aš per 9 metus baigiau. Tikrai? Taip. Aš per 2 ilgiau. Aš tikiuosi visiems taip užtrunka. Jeigu iš tiesų patinka fakultetas, kuriame mokėsi ir nenori palikti studentavimo ir jaunystės, aš visiems patiriu tą malonumą ištęskit ilgiau. Čia kaip ieškant didžiojo O. Arnas klausė, ar bus kitame sezone taip ir nelaida? Kol kas negaliu pasakyti ne, kaip ir negaliu pasakyti taip, nes gal nežinau. Daug kas susiję yra su projektu Auksinis protas, kuris startuos. Žinau tik tiek, kad dar kelios televizijos pareiškė norą, kad tas projektas vis dėlto būtų tęsiamas, tai žiūrėsim. Aš tikiuosi, kad tokių žaidimų, tokių laidų tikrai niekada nebus per daug. Čia su kolega Tapinu, ar ne? Jūs ruošėte? Taip. Minėjom, pas mus irgi buvo svečiuose. Kokios muzikos klausotės, klausia Artūras? Labai įvairios, nuo AC/DC iki Bacho. O šokat pagal kokią muziką?
Aš šiaip labai retai šoku, nes aš manau, kad šoku taip gerai, kad visiems kitiems nereikia atskleisti savo šokio paslapčių. Nes išmokiau Butkų, paskui Butkus išmokė Valinskinę, aš išėjau užtarnautą poilsį. Nes šiais laikais, žinot, mūsų amžiui šokti su moterimi reikia jau su konkrečiu tikslu. Giedrius klausia. Taip. Kokia vedama laida labiausiai patiko? Taip ir ne, 6-0 milijonas, ar kelias žvaigždės, ar taip toliau. Aš manau, kad vis dėlto kaip ir nuskambėtų labai paprastai, kad mama visus vaikus myli vienodai, kaip ir laidas, bet matyt, pirmoji tai buvo be jokios abejonės taip ir ne. O iš vienkartinių renginių tai Mistinė laisvė. O, tai buvo Panevėžyje. Taip, Panevėžio moterų kalėjime. O iš muzikinių, be jokios abejonės, keli nepamirštami Kelio žvaigždės sezonai. Pirmieji, ko gero, ne? Pirmas, antras. Trečias. Nes trečias, aišku, matyt, antras. Ten buvo... Pirmas buvo pradžia, kur mes patys daug ko ieškojom ir tai buvo įdomus ieškojimo metas. Antras buvo toks jau subrendęs projektas ir buvo labai įdomus, sakysim, tarpusavėje varžovai, kai kovėsi liaudiškas popsas, kurį atstovavo Radžis, ir tas, sakysim, populiarioji klasika Merūnas superfinale, tai buvo kažkas tokio įdomaus ir džiaugiuosi, kad abu vaikai, kaip mes jūs vadinam, rado savo vietą po saulę. Savo saulę kiekvienas renkasi pats. Tai Radžis rado savo gerbėjų ratą, Merūnas savo gerbėjų auditoriją. Bet Lietuva tada buvo lik pamišusi, ten pasakojo, kad autobusus sekiodavo, bėgdavo iš paskos. Taip. Žmonių minios ten kažkas... Maža to, kad primesdavo tų minkštų žaisliukų į sceną ten jiems tokių. Nežinau, kodėl vyrui reikia mesti žaisliuką minkštą, aš nelabai suprantu. Negok su manim! Ja, bet mes vieną kartą netgi radome užkištą autobuso dujų išmetimo vamzdį tais žaisliukais, kad neišvažiuotų iš kažkur, ar iš Marijampolės, iš kažkur, kad ten ieškojo vairuotojai, kokios problemos, kad neužsiveda autobusas. Prikišta ten tų zuikučių tokių. Sąžiningai. Taip. Ar įmanoma uždirbti milijoną iš televizijos? Taip ir ne vieną. Bet būtų gerai ne iš vienos televizijos. Ar norėtumėte, kad būtų grąžinta į eterį laida 6-0 milijonas? Bet bus grąžinta geresnė. Aš manau, kad aš nesu iš tų, kurie nori kažko, kad gražina, negražina, aš tiesiog paimu ir darau tai, ką aš noriu padaryti. Tai jeigu norėsim, padarysim geresnę. Čia radistai 43 minutės po 19 valandos. Pats metas prie įdomesnių dalykų pereiti ir tiesa ar mitas. Arūnai Valinskui turim 5 tokius tiesa arba mitas. Iš interneto ištraukti dalykai. Na, pabandom. Pažiūrim. Tikiuosi išgirsti kažką naujo. Tiesa ar mitas, jog žmonės Nidoje... užgesų kompas, atsiprašau. Tiesa ar mitas, jog žmonės Nidoje ilgai prisimins šio savaitgalio Benai plaukia Nidą festivalį, nes oficialiai renginio daliai pasibaigus jūs su kolegomis toliau audringai šventėte iki pat pirmadienio popietės. Tai yra mitas, kadangi vakarinėme koncerte aš apskritai nedalyvavau, o susitikome su organizatoriais tik tai sekmadienio vidurdienį. O jau po to mes išlydėjom Žilviną Žvagulį ir likome su žmona pailsėti. Va taip. Tiesa ar mitas, jog televizija yra pelningesnis verslas nei politika? Tai yra mitas. Už tai, kad pagal savo turinį politika, televizija, šou verslas nesiskiria iš esmės nieko. Prisiminkime senovės Romą, duonos ir žaidimų. Tai buvo pagrindiniai politikos šūkiai. Ypač tų, kurie norėjo likti valdžioje. Ir realiai tie patys dėsniai galioja ir ten, tik tai politikoje yra tūkstančius milijonus kartų didesni pinigų srautai. Todėl visos intrigos, kurios vyksta šou biznėje, šou versle, kai ten susipliekia bunkė su myja, dar kažkas su kažkom, tai yra tik tais apžėlusi kūdra palyginus su to vandenynu, kas vyksta politikoje. Nes tikrasis šou tai vyksta būtent ten. Pasižiūrėkite, koks, nežinau, kuris išėjo, aišku, Kazlas į teatrą ir jo neliko telike, bet kas gali pasakyti, kad Petras Gražulis nėra pats geriausias šoumenas šiuo metu Lietuvoje? Manau, kad tokių nėra. Pritariu ir aš. Tiesa ir mitas, jog net ir šiai dienai beveik 30% jūsų pajamų sudaro lėšos iš Radži muzikinės veiklos, projekto Kelias į žvaigždes. Metu jūs su juo pasirašėte labai jums naudingą kontraktą, net 10 metų.
Tai net ne mitas, tai yra melas už tai, kad ta trečioji pusė, nes būdavo prodiuserinė firma, dalyvis ir televizijos kanalas. Tai būtent televizijos kanalas pasirašydavo visus kontraktus su atlikėjais ir būdavo netgi jiems neleidžiama 2 metus pasirodyti kitose kanaluose be televizijos sutikimo. Tai šioje vietoje prodiuseriai ir laidos vedėjai ir kūrėjai, jie buvo ta pusė, kuri tiesiog atidirba savo darbą. Pagamina laidą, jie atveda, gauna honorarą iš kanalo ir daugiau jokių kontaktų su atlikėjais neturi. Tiesa ir mitas, jog Margaritos saloje įsigytą barą iš jūsų vietiniai nusikaltėliai paprasčiausiai atėmė. Deja, tai yra mitas, nors, kad ir kaip gaila, aišku, jisai liko ne vietinių nusikaltėlių, o vietinės valdžios rankose, kadangi valdžia priėmė pakankamai tokius, na, sakysim, labai įdomius įstatymus ir sumažėjęs turistų srautas nubaudė ne tuos, kurie turėjo ten, sakysim, viešbučius, užsieniečiai, olandai arba ten barus, bet vietinius gyventojus, nes jiems beliko vienintelis pragyvenimo šaltinis labai retą atvykusi turistą padaboti kur nors tamsiam skersgatvį ir išrengti laikrodį, drabužius iki nuogumo ir po tokių kelių šimtų atvejų nei vokiečiai, nei olandai ten nebeskrenda ir jie sėdi, žvalgosi į dangų, bet lėktuvai nesileidžia. Taip kad tai užsibaigė vien todėl, kad ten nebėra ko užsiminėti biznį. Bam. Tiesa ir mitas, jog būdamas didis žvejybos fanas, rudenį ketinate pradėti internetinės televizijos projektą apie žvejybą ir konkuruoti su Korsaku. Oi ne, su Korsaku nepakonkuruosi, jis vienas dalykas yra žvejybos profas, kaip ir tos laidos vedėjas, bet mes mielai esame kvietę ir kitą savaitę turim, bent jau planavom su Marijonu vykti žvejoti į Paberžę, į mūsų tvenkinius, bet žinot, su Marijonu mes planuojam jau seniai, tai dabar, sakom, važiuojam vasarą, kurį mėnesį, na gal tada, dabar tarėmės taip, važiuojam vasarą, kurią? Nes... Taip sakant, mes planuojam, o darbai iš mūsų juokiasi. Ežeras juokiasi. Taip. Ir žuvis laukia. O ežere, upėje, jūroje smagiau. Šiaip su gera kompanija gerai ir nežvejoti. Gerai sėdėti. Tai aš kaip suprantu, tai žvejyba visgi tas yra pavadinimas kodinis. Na, smagiausia turim mes vieną pažįstamą kolegą, nesakysiu kur, bet jis turi tokį mažą kaip vagonėlį ant ežero kranto. Ir anksčiau 2, o vėliau 1 kartą į vasarą mes važiuodavom nežvejot, o vežiaut. Tai būdavo kažkas tokio kaip religija, kaip Šiluvos atlaidai, kaip privalai dalyvauti, jeigu esi doras katalikas. Bet keli pastarėjai metai arba prasilenkėm, arba jis negali, arba aš, arba kolegos susijėmė, tai šiemet nusprendėm tą klaidą ištaisyt. Tikiuosi, kad pavyks. Tai buvo viskas tiesa ir mitas. Ačiū labai už atsakymus. Prašau, sveikatą. Mes po vienos dainos grįšim su fizinė užduotimi. Jo, su sunkiaja Už nugaros beje, Rūnai gali pažiūrėti savo konkurentus, kurio yra surašytas laikas. Pirmoje vietoje Justinas Jankevičius, 8,7 sekundės, toliau Mantas. Jankevičius, Jėgalavičiūtė, Vilkončius, Meilutytė, Kirdeikis, Damaševičius, Cololo, Valančiūnas, Valančius. Jonas Valančius. Jėga. Gerai, tuoj grįšim. Rūnai, apžiūrėjai pavardės, kurios atliko užduotis. Grėsmingos pavardės ir laikai. Kaip tu galvoji, grėsmingi ar čia tik tai juokų darbas? Reikia, pradėkime nuo pradžių, tie, kas ką tik prisijungia prie mūsų radio stoties. Arūnas Valinskas turės dabar sudėtingą užduotį. Jo rankoje jau yra geltonas balionas, kurį reikės pripūsti ir pūsti kuo greičiau, kad jisai sproktų nuo dydžio. Ir greičiausiai tokią užduotį yra atlikęs Justinas Jankevičius, 8,7 sekundės, tai rimtas konkurentas. Jankevičius, tiesą sakė, yra trimitininkas. Kai baigsis visi balionai, tai žinokit, turi kitą panašią užduotį, tai prisirišti pieštuką ir paskui jį pritupent į butelį pataikyti. Vestuviniai bariai čia. Taip, balionai, pamėginkim. Rūta Meilutytė yra pas mus 5, tai linkiu aplenkti. Tai gerai, kai duosi ženklą. Gerai, Jonai, snimai časai. Tuoj, sekundę. Aš pasitrauksiu, kad ant veido nesuplėštų. Sekundė, čia pas mane senas telefonas. Tai Stop, aš jau viskas turiu. Pasiruošę, tai ką, gali paspausti. Visi mes pasiruošę. 3, 2, 1, startas! Pradžia yra. Visai tyliai eina, sakyčiau. Stojimas nelygus. Staptelėjom. Aš nežiūriu, nes visada aš taip pažiūriu sprokstą. Aš tai jau prisimerkęs, iš tikrųjų esu. Gerai, kad Arūnas su akiniais.
Nenuplėš akių. O, jau. Jau turėtų eit. Jau labai didelis. Nesuprantu, tai jis dar pučia. Dar yra. Dar. Žiūrėk, mažais jau girdžiu. Lech, mucha. Nu. Va, kaip ant juodo matosi gerai. Bet pati spalva, juodai su geltonai. Labiausiai reklamiškai. Jo, kažkas labai džiaugiasi. Nu ką, aš galiu padžiuginti. Gal paspėliokim dabar. Taip, aš praradau laiko suvokimą. Nuovoką, ne? Nes užsimerkiau ir kažko laukiau, atrodo. Aš buvau kaip prieš krisdamas. Aš manau, kad kokios iki 25 sekundžių. 22 su kapeikom. O, tai žiūrėkit, puikiai. Aš nežinau. Aš manau. Arūnai, kaip pačiam atrodė? Greitai ir ilgai užduotis užtruko. Aš tikiuosi, Antaną Guogą tikrai aplinkiau, matau, minutė 27 sekundės, taip? Taip, buvo sustojęs prūkyt. Aha, tai aš parakiau prieš tai, bet 1,27 minutės tai nėra minutė 27 sekundės, čia reikia taisyti. Nes 60-ainė sistema laiko, tai arba klaida, arba kitaip. Poniau, tai. Taip. Jaunas jisai dar. Aš tikiuosi, į minutę tilpau. Į minutę buvo tilta, buvo 37,5 sekundės, taip. Valio. Plojam, tai kelintas rezultatas. Čia yra po trato. Pro Žilvino trato. Jokūbas Bareikis, Žilvinas Tratas ir prieš Mario Basanovą. Tai kol kas į pasaulio futbolo čempą patenku pagal atranką. Pagal atranką viskas labai gerai. Tai super. Puikiai. Tai ačiū, Rūnai, už dalyvavimą mūsų tokioje paprastoje, bet mums labai svarbioje lentelėje, kur yra tokios pavardės, dabar įdėsim dar ir tave, ir fotkinsim ir rodysim visiems. Protmušių pradininkai. Taip. Ačiū labai. Gerai, kaip simboliškai taip ir baigiam. Proto mūšiai televizija ir kartais netgi politika yra muilo burbulų arba balionų putimas. Taip. Tai gerai, susprogdinom, pradėsim dirbti. Labai ačiū, kad atėjai, gal linkėjimas mūsų jauniems klausytojams. Kas baiginėja dabar laiko egzaminų, šiandieną turėjom istorijos egzaminą, kaip tik. Taip, nežiūrint egzaminų, jie praeis anksčiau ir vėliau, vienaip ar kitaip. Visiems jauniems, mėliems vaikinams ir merginams noriu visų pirma neprarasti azarto gyvent. Gyvenkite azartiškai, kad niekad nesigailėtumėt, kad tuo metu neatsikando to gyvenimo mėsos gabalo, kurį kažkas jums nušvilpė iš panosės. Valio. Geras. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū už laiką, tikiuosi neprailgo, o mes grįšim po 8 čia jau su skambučiais. Likit su ZIP FM.